Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Nu ir dabar tas laidų serija Kur apie pirtį, vidaus įrengimą. Tęsim toliau. Tai pradedam. Pagrindinis aspektas, tai pirtis yra pilnai užizoliuota iš visų pusių. Čia dvigubai, ten dvigubai, čia dvigubai. Ir čia aš irgi rodžiau, kad ir plėvelė, ir specialiai dar vata su folija dvigubų praklijavimu. Vienu žodžiu, viskas yra padaryta tokiu būdu. Čia dabar yra naudota Aquafira plokštė, ant jos klijuosis akmuo. Ir čia stovės pičiukas iš šitos pusės. Apsaugojom, viskas gerai. Visur hidroizoliuota, kad neišeitų garai. Čia stovės stikliukai specialūs, matysit, švies, neonai bus viduj ir tie stikliukai labai gražiai atrodys. Matysit, specialiai išpjauta. Čia irgi viskas hidroizoliuota. Įsistatys, tokie, kaip sakant, man sunku paaiškinti, nes specialiai užsakomos jos yra. Jo, ir čia norėjo taip žmogus padaryti, gerai padarėm. Jo, dabar biškį paaukštinam, nes buvo ten 10-15 somų laimėjom. Jo, dabar čia eina rekuperacija, drėgmės išėmimas, kai pirtis kai neveiks, kad ta rekupas veiks. Dabar čia jau yra atėjimas basto ventiliacijos. Ir čia bus išėjimas basto ventiliacijos, bet eis į apačią ir per centrą. Dabar čia yra, sakant, padaromas įdėtinis, ant kurių kalsis dailylentė, bet čia bus gultam. Čia bus 87, tai dar plus tas termobašas, tai bus 90. Tai vat bus čia gultai, prisisuks tą patį 15 gultams. Jo, čia yra įdėtinė atlašams. Apačia antram gultui. Arba, jeigu jo nebus, čia dar svarstoma, tai aplink tos skylės apėjimas reikėjo mėsos. Tai čia taip, perdėtai biški, sutinku. Jo, toliau po apačią, ir ten eina ventiliavimas, ventiliuojasi va čia vat, visur oro tarpai, visur oro tarpai, ir čia vat iki čia išlys dailylentė. Visur sienos lygintos, visur sienos išlygintos. Lygintas. Jo. Dabar čia pradėsiu. Čia yra po gultais bus apšvietimas ledai. Čia yra kolonėlė. Va čia bus po gultais. Visur, kur yra padarytos tokios kaip oro tarpai, tai visur izoliuota su bigplastu, kad nebūtų oro prapūtimo, kad nepatektų drėgmė garai į vatą. Tas pats ir viršuje, visur turim tą bigplastą, visur visi laidai suizoliuoti, vienu žodžiu, kad neišeitų garai. Ir čia visur suizoliuota, visur saliučiai. Dabar vat paruošta viskas. Vat, lyginta viskas su pakištukais. Ten nedaug, aišku, reikėjo, bet šitą vat reikėjo lyginti, šitą atstumti viską. Kad išniveliuoti tą lygį. Ir viskas, kad vanduo
gražiai nubėgėtų ir čia irgi viskas čia praklijuota. Ir izoliuota, ir praklijuota, kad vanduo nubėgtų čia. Nu, sakysim, ne kad vanduo, o tas garai paskui kondensuojasi į lašelius, kad tie lašeliai nubėgėtų. Ir visur čia, visur prapūtimas, čia prapūtimas, visur. Ir bus atstumta visur, kad būtų visur vaikščiotų oras. Čia tas pats, visur atstumta, kad visur vaikščiotų oras. Vaikščiotų oras. Nu, tai dabar čia yra paruošta viskas dailylentėms. Tai rytoj kalsiu dailylentės. Bus termomediena. Plotis 14 cm. Tai kai bus užkalta, matysit, jau šito viso, kas čia yra, visas įdėtinės, visas išlyginimai, viskas, nieko šito jau nesimatys. Bus tik tai gražios, lygios dailylentės. Ir vienas, antra, trečia skylė, keletą laidų. Ir jau viso to sistemos tos jau nesimato. Tai aš dėl to ir padariau dabar vakare video, kad parodyti, kaip tai atrodo. Aišku, kiekvienas gali pasakyti, kad biški kitaip skirtingai daro, bet tai čia taip nuspręsta, ne tik aš čia svarstau, čia labai daug žmonių irgi prisideda savo mintimis, kaip ką turėtų būti. Bet tas plytelės pakeltos, kiek čia tų 20 somų, kad būtų lengviau valyti, plauti ir taip toliau, sutikčiau su šitu. Ir šiaip čia daug protingų gerų idėjų padaryta. Dabar liko viską apkalti, rytoj to ir užsiimsim. Tai tiek šiai dienai. Su jumis buvo Eugenijus Pušinskis, Medžių idėjos. Tai čia yra pirties vidinė apdaila. Tęsiam laidų seriją. Kitą kartą jau rodysiu, kai jau bus apdaila padaryta. Tai tiek. Su jumis buvo Eugenijus Pušinskis, Medžių idėjos. Prisinumeruokit mūsų YouTube, Patreoną. Stebėkit. Iki kitų kartų. Iki.